Mes per 35 nepriklausomybės metus nesukūrėm savo net minimalaus politinio elito. Mes tik turim valdančiąją klasę. Tie žmonės tapo mūsų naująją politinę klasę. Jie gyvena iš tam tikro, sakyčiau, tokio iš spekulacijos. Iš spekulacijos įstatymais. Nes visi aiškiai supranta, kad tas įstatymas yra neveiksmingas. Lygiai taip pat, kaip drakono dantis prie sienos, jie negali sulaikyti, nėra raketų. Mes dabar vyksta Irano-Izraelio karas. Tai niekas nieko netakuoja. Ir niekas nieko negalvoja. 1000 kilometrų atstumas ir tas Tai čia yra grina spekulacija. Ir čia yra dvi problemos. Viena problema, kad mes, žodžiu, to nesukūrėme, to elito, tokio normalaus, sveiko proto, smetoniško elito. Smetonas Lietuvoje būtų autoritarizmo, būtų ir autoritetizmo, šiek tiek, bet esmė šiuo atveju yra ne ta, kad tenai kažkas buvo tokio autoritarinio. Esmė yra ta, kad Smetonas Lietuvoje niekada nebuvo kitaip manantis, pravardžiuojami, lipdomi penktąją koloną, nelojaliais piliečiais ir siūloma juos iššaudyti. Smetonas Lietuvoje buvo fašizmo užuomazgų. Policija matė tų fašistų, nedaug, ten keliasdešimt žmonių, būtent jų matė kur? Partijos aplinkoje. Pavardės, jie buvo sekami, buvo kontroliuojami ir panašiai, bet jie buvo laikomi toli nuo valdžios. Jie niekada nebuvo jokios partijos pirmininkais, jie niekada nebuvo jokiais ministrais ir panašiai. Šiandieną pas mus formaliai žiūrint yra respublika, yra formaliai demokratija, bet kiek jinai veiksminga, mano supratimu, jinai šiandien yra mažiau veiksminga lietuviška demokratija negu Smetonos autoritarinio režimo metais. O kodėl taip nutiko? Manyčiau, viena iš priežasčių yra ta, kad mes labai drastiškai, galvotrūkčiais įstojom, sakysim, kad ir tą pačią palikim NATO į Europos Sąjungą. Taigi mes Europos Sąjungos konstituciją, mūsų parlamentarai, tą konstituciją, kurios nepriėmė, nubalsavo, jos net neskaitė, buvo 1300 puslapių, man atrodo, buvo anglų prancūzų kalbomis. Niekas nei vertė, nei skaitė. Tai palaukite. Tai jeigu tokiais tempais ir toks požiūris yra į valstybės reikalus, tai čia yra blogiau, žinote, negu 40 metų ta liaudės Seimo delegacija, kuri važiavo į Maskvą parvežti, žodžiu, Stalino saulės, nes anie ten buvo trumpa, ten ta deklaracija kažkokia pasirašė ir lietuviškai, o šitie parsivežė Talmudą, beveik 1500 puslapių, nei skaitė, nei nieko, žodžiu, pakėlė rankas.